Sveiki, mano mielieji pelėdžiukai, mano chebrytė jau 5 šeštadienį iš eilės. Kaip ir žadėjau, šiandien tema bus tokia šiek tiek bombinė. Tai kalbėsime apie stresą ir labai gera diena tam tiesiog, kai kažkas turi įvykti, viskas susiklosto taip, kad ir įvyktų. Ne? Tai aišku, vėlgi disclaimeris nuo pat pradžių, kad jinai kaip niekad ošia, tai triukšmai visa kita, ne? Atsigerti, parūkyti ten, ką reikia pasidaryti, ne? Visiškas čilaksas, bus triukšmelio, langai visur atidaryti, nes oras nuostabus po dienos saulėtos ir gražios, toj, man atrodo, kai voš lietus, visa kita labai taip romantiška ir labai stress free ambient, bent jau man. Ir kodėl aš sakau, kad šiandien yra ta tokia labai faina diena kalbėti apie stresą, nes jo nėra. Mano mamos gimtadienis, mano motinos gimtadienis yra 31 gegužės, o 1 birželio yra mano sūnaus Kairos gimtadienis, ar ne? Tai mes darom visada taip, kad atskirai švenčiam. Kartais būna ir sumakaluojam viską, bet vis tiek abu gauna po šventę. Vis tiek. Jeigu yra tam noro, tai visada. Tai šiandien neseniai grįžau, dėl to turbūt, kad jinai ruošė, nes visą dieną manęs nebuvo. Ir buvom tokioj, jis tipo čia yra kaip ir vadinamas restoranas, aš tai sakyčiau, kavinė, kur tikrai ir skanu, ir faina, ir labai patogu, ir labai patogu tą prasme, kad nori viduj, nori lauke, prie staliuko rūkyti negalima, tai jokių ten smardalinių nėra kažko, bet rūkantiems, kaip tarkim aš pati esu, ane, visur yra atitinkamos vietos, nuostabiausioji gamta visur aplink. Jeigu tu lauke sėdi, tai realiai arba tau už nugaros, arba tau prieš akis, depends, kur tu sėdi, pušynai, ta prasme, man net šiek tiek, aš kadangi alkoholio ir ten visokių šventinių dalykų reikalų nevartoju, tai net toksai, kaip apsinešimas lengvas toks, ant tiek skiriasi oro kokybė ir kaip jinai veikia mus. Tokioj aplinkoj būnant, tai yra kažkas, ne veltui vis tik tai sakoma, ar ne, kad beveik visas ligas gali išsigydyti būdamas gamtoj, kad žmogus negali be žmogaus kažkokioj formoj, žmogus negali be gamtos, nes iš ten mes kilę, ar ne? Ir tas stresas, kodėl čia taip susiklostė viskas, aš nuo senų laikų, nepasakysiu, kada tiksliai tai atsirado, paauglystėj, draugai, ten visa kita, jaučiau tą tokį social anxiety, aišku, tai čia jau nėra ką ir kalbėti, autizmas, ADHD, hello, ne, bet ir tą tokį kažkokį, tą pressure of entertaining, tą, kad įtampa, kad aš turiu pasirūpinti, kad žmonėm būtų linksma. Jeigu yra tyla, stojusi tyla, man yra keista, man yra awkward, nes aš negaliu niekaip negalėdavau, atsiprašau. Labai daug dalykų, ką sakau, šiuo metu jau yra būtuoju laiku, nes labai daug vabaliukų aš ir išsigydžius esu ir susitvarkiu savyje, bet jo, tai šiandien buvo toks, taip faina, taip. Šiaip aš atsikelčiau bele kaip anksti, čia ruoštis, nors ką čia ruoštis, išsimaudyti ir apsirengti, prasme, koks čia ruošimasis. Ruoštis, puoštis, namus sustvarkyti, kad grįžti į švarius namus, 6 katinus turint, ta prasme, grįšiu aš į švarius namus, ta prasme, come on, nebejokaukim, ne? Tai aš savo išsiparpiau, išsimiegojau, kiek man norėjosi, nes mes ten taip jau konkrečiai po pietų. Ir kažkaip, atsakau, atsikeliu ryte, žinau, ką noriu užsidėti, nors vakar nežinojau, pagal nuotaiką, pagal kaip miegojau, pagal tai, ką matau už lango, pagal tą 50, ne?
Tai viskas easy breezy, nežinau, nu, ir ta hipnozė, kur minėjau daug kartų, ir tiek darbo su savimi, ir tiek darbo su savo pelėdžiukais, kas yra man visiškas imprūvinimas savęs, tobulinimas savęs kaip asmenybės, kasdien po 8, po 9, po 10, po 12 valandų, ar ne? O kai dar gaunu jūsų ar atsiliepimus, ar komentarus, ar dar kažką, kas liečia ir naujoves, tai yra, sakykime, tas pats podcastas, ar ne, ir jau greitai pasirodysianti knyga jau tuoj. Na, sakė, jau ruošiam labai jau gerą skaitalą, tai reikia dar truputį pakentėti. Tai va, visi šitie dalykai yra džiaugsmą keliantys. Bet senoviniai, tai senai Sandrai, tai būtų labai daug streso, ar ne? O nauji dalykai, nauji reikalai, čia tiek visko, nu, sakykime, tas pats elementarus, aš labai daug įdedu detalių, attention to detail, ne? Tas dėmesio detalėms, kas liečia gėles, kas liečia, jeigu reikia, noriu, ar žmogus mėgsta, kad būtų dovanojamos gėlės. Nežinau, jeigu tai būtų, ten, sakykime, dovana yra pinigai, tuomet vokelis ar užrašas kažkoks sostukas, kažkoks pasisakymas, kažkas. Dovanos, lauktuvės, visada aš įdedu visą širdį, valandas į tai, ir tai man yra malonumas, džiaugsmas, nes aš žinau, kiek daug man reiškia tas žmogus, kuriam aš dovanoju šitą daiktą, ar dalyką, ar pramogą, ar whatever, ne, tai yra viskas apgalvota nuo A iki Z, priklausomai nuo žmogaus. Buvo čia tokia situacija gyvenime, kad kalbėjom apie meilės kalbas. Nu, aš kadangi, kaip žinia, labai daug dirbu, ten eilinį kartą gavau, nu, tarkim, nuo kažko velnių, ne, kad mažai matomės, kad nesustinkam ir taip toliau, ar ne. Ir kažkaip gavos, kad panašių laikų, ten porą dienų šiandien ir ten, paprašiau to žmogaus užvažiuoti paimti lauktuvių iš užsienio, iš atostogų. Ir kažkaip išsikalbėjom ir taip, tai kada susitiksim, nu tai va, tai čia darbai, tai va, užvažiuok paimų dovanėlės, o jau ten gal susitikti bus matyt. Ir aš gavau tokį moralą, ne, kad dovanikės yra gerai, viskas gerai su tavo tom dovanikėm. Bet esmė yra tas buvimas kartu. Tai pirma mintis, kuri šovė į galvą, tai žmogui tikrai reikia perskaityti knygą bent apie 5 meilės kalbas, o linkėtina ir netgi daugiau, nes tai iš tikrųjų yra, nu, labai toks šlapių skudurų per veidą, kadangi čia aš vadinasi apie stresą podcastą gepinu. Nu, bet tokie dalykai man kelia labai daug streso, kai yra visiškai negerbiamas mano ribos, kai aš įdedu visą širdį, man pasako, nu, jeigu taip nefiltruojant, šūdas tos tavo dovanikės, aišku, duok, dovanikės gerai, bet, kaip sakau, vemt verčiantis, bet, iš esmės vis tiek meilės kalba turi būti tokia, kokios noriu aš, ar mes, ar ten, whatever, kažkaip, ne? Tai fui. Tai vakar tos gėlės kažkaip jos rinkosi su daug širdies, su daug visokio mąstymo ir aišku, tai buvo tiesiog 1000 raudoniausių rožių pasaulyje. Nors šiaip aš raudonų rožių nemėgstu iš tikrųjų, bet tas kažkoks, tas mama, meilė, toksiška, santykiai, gimtadienis, viskas kartu ir raudonos rožės ir viskas, ne? Dėl įvairiausių priežasčių. Nu, tai atsivežiu aš tą toną tų rožių, žodžiu, sutvarkiau, sudėjau į kibiriuką, viskas taip labai fainai. Šiandien atsikeliu, kažkaip pasirinkau, ką čia sakau, ką rengtis iš vis vabank,
Tokia sėdžiu savo, kavytę gurkšnoju, užsidėjau kaukę ant kojų. Atsiprašau. Ir nekirpsiu šito lauk, nes jo, žmonės koso. Ant kojyčių viena kaukytė, ant rankyčių kita kaukytė, ant rankytės, atsiprašau, Simona, jeigu tu klausai, ant kairės nedėjau, ten, kur nauja tatų nedėjau. O ant tos, kur jau, tai minutėlę palaikiau. Ant veido kaukytę ir žodžiu, tokia sėdžiu, visą pati savo faina. Po visų dušiukų, ta prasme, aš dažniausiai tai yra lakstymas, kažkoks pyktis, kažkoks toks, o tai čia kas, sumišimas, netrūksta žodžių, nu, sumišimas turbūt geriausiai čia tinka. Tada automatiškai, nu ką, projektuoju tą savo kažkokį stresą bereikalingą ant sūnaus ar ant katinų, ar dar, o čia toks visiškas čilas, nors šiaip tai pati, čia nieks man nieko, pati apsiėmiau viską organizuoti pati. Bet irgi stress free. Tiesiog pasiskambinau, nu žodžiu, va toks ir suprantu, kodėl taip yra. Kodėl anksčiau paskambinti, užsakyti venijų, mane kažkokį staliuką ar ten kažką tai būdavo, nu nes reikia paaiškinti, ten kažką pakalbėdavau ir gerai pakalbėdavau, bet nu, kiek streso patirdavau, tai tik aš žinojau, ne? Ir va tas momentas, kur kas aš tokia, kad netgi per savo, pavyzdžiui, gimtadienį kažko nepakvieščiau to, ko aš nenoriu, kas ten būtų. Ta prasme, beveik visą gyvenimą buvo taip, kad nu vis tiek tas žmogus, gal jis man ir nėra pats pačiausias, bet jisai bus, nu nesigi mano gimtadienis, taigi nemandagu. Tai šiandien buvo taip, kad per mamos gimtadienį buvo tie žmonės, nu kurių jinai aišku norėjo, bet pats tas faktas, ne, kad va taip, va ne... Pasikalbėjau, kad tarkim, vat, aš manau, kad to žmogaus neturėtų būti, ar ne? Neturėtų tiesiog, nes taip susidėliojo aplinkybės rimtos. Ir žinau ir savo motiną, kokia jinai yra, kad, nu jo, aplinkybės gal ir tokios, bet viskas okei, viskas čia. Ką norim valgyti, nu kas, ir atrodo, nu, gal kažkas nori parūkyti, gal kažkam norisi ten kažko. O kaip čia dabar yra, kad čia visi nutilo? Nieko šito nebėra, šitų klausimų, net ir vaikas mano, kur vis tiek turėčiau daugiau, ne, palysti į širdį, ką nori valgyti, ką nori rinktis, gal tau padėti, nu nes taip dažniausiai daroma, ne, ne, iš tikrųjų, ne, tuoj už valandų, čia jau klausimas, 14-metės tikrai gali išsirinkti pats, arba išsirenka, jeigu 2 variantus ir tada sako, mam padėk išsirinkti, nes nežinau kuris, nu tai tada okei, o apšokinėti visų ir visiems būt, nežinau, nenoriu to žodžio naudoti, bet sakykim taip, kad žmonės patys turi savo galvą, žmonės patys turi savo viską, o jeigu yra kažkoks nejaukumo, baimės, streso, social nerimo ar dar kažkoks momentas, visada galima paklausti. Aš jau kelintą tą kartą sakau, ar ne, klauskim klausimų, viskame kame. Na ir aš šiandien turėjau progą pasimatuoti. Man jau tas per šventes, kai aš vietoj Paryžiaus atsidūriau ligoninėje, jau parodė, ant kiek mano stresas yra lygus nuliui palyginus su anksčiau. Tai va šiandien irgi labai gerai gavosi patikrinti, kad vietoj to tokio pressure of entertaining, ne, tas spaudimas visus linksminti, jo tiesiog nėra. Tai yra gerai, tai yra labai gerai. Va, ir taip kažkaip tai pastebėjau, aš nestresuoju, mano sūnus nestresuoja, niekas nestresuoja, labai fainai pasibuvom, ten buvo toks susitarimas, kad gan vėlai aš ten tą staliuką rezervuot paskambinau, palyginus pasirodo, nes ten reikia vos ne mėnesį iki, tai kad, nu, turim ribotą laiką, bet to laiko labai daug, bet spėkit, ar nebuvo taip, kad sūnus pastebėjo, kad mes jau 20 minučių kaip overdoinam savo laiką, nes tai buvo gerai.
Ir vat buvo gerai dėl to, kad nieks nestresavo. Ir aš ką supratau, sėdėjau, aš stebėjau žmonės. Šiandien stebėjau mamą, stebėjau krikšto mamą, kurią irgi vadinu mama, ir sūnų savo, ir save, žinoma, nes ruošiausi podcast'ui šiek tiek. Bet vos kad šiek tiek sakiau, kad jeigu grįšiu pravėdintą galvą, o taip ir gavosi tokia, sakau, sunki galvelė su toks, kai būna baby brain, tai čia fresh air brain. Tai va, tai tema nuo streso visos ligos. Ane? Tai va papasakojau, koks tas skirtumas man asmeniškai ir kaip dėl to, kad man asmeniškai daug mažiau streso dabar yra dėl daug ko, nei anksčiau, kaip tai veikia kitus. Nesakau, vėlgi, disclaimeris, nesakau, kad jeigu jau Sandrai bloga nuotaika, tai žinokit, visiems bloga nuotaika, ne. Aš moku labai maskuoti, bet man tai kainuoja labai daug jėgų. Yra žmonių, tarkim, sūnus mano jaučia, aš galiu maivytis ir vaidinti kiek noriu. Jis jaučia ir iškart kaip ne savo vietoj, o šiandien toks visas buvo atsipalaidavęs ir taip irgi nenorėjo išvažiuoti ir, žodžiu, labai viskas fainai. Ir mama, ir visa kita, ir abi mamos, ir žodžiu, jo. Tai tas labai faina, tas žinojimas, kad stress-free gyvenimas, aš nesakau nestresuot prieš stresuotinas situacijas. Stresuot yra natūralu, tik tai mes žinom, kokioj eroj mes gyvenam. Ar man būtina vardint garsiai. Mes gyvenam eroj, kur mes stresuojam dar nepabudę, dar nesuskambėjo žadintuvas. Pastebėkit, kaip dažnai jūs atsikeliat anksčiau žadintuvo. Nes jau pareina rytas, o jeigu rytas, tai stresas, o stresas dėl to, kad A, B, C, D, E ir taip toliau sąrašai, dėl ko mes stresuojam. Ir mes žinom tą posakį, kurį ten iš seniausių laikų, gaila nepasižiūrėjau, dabar nenoriu gaišt laiko, bet ir pauzint nenoriu, nes kuo džiaugiuosi, kad nekokie, bet visi podcastai rašyti yra iš pirmo karto ir tas mane veža. Kad nepasižiūrėjau datom, kas ir kada nuo streso visos ligos sugalvojo ir jeigu tokia informacija yra iš vis internetuose, nes mes visi žinom, kad nuo streso visos ligos. Kad tu gali valgyti sveikai, tu gali miegot po tiek valandų, kiek, sakykime, reikia. Tu gali sportuoti, tu gali dirbti netgi mylimą darbą. Tu net gali su kolegom fainai sutarti. Bet mes tokiam iš vis pilnam, kupinam streso gyvenime gyvenam, pasaulyje gyvenam. Tada kultūriškai pas mus labai daug stereotipų, kurių jau ten, nežinau, kokių 98% reikėtų mesti lauk, pakasti kur nors ir pamiršti, bet čia sakau, nesakysiu, kaip aš įsivaizduoju, kada tai baigsis, nes tai yra labai, skaitosi, nemandagu garsiai tai sakyti, bet jo, dar daug turi vandens nutekėti, kad tas toksai, ir tai aš nesakau, kad aš čia stress-free visiškai gyvenu. Aš matau kaip jaunimas, o jaunimą aš vadinu, tokie early 20s, tarp 20-25. Ir tai, ta prasme, žmogui nelygų, bet tiesiog didesnė žmonių tokia masė yra būtent to amžiaus, kurie stresuoja mažiau. Jiem kaip pasakai, kad kaip aš stresuoju rytoj, ten tarkim kažkoks ten team buildingas, ir ten lepteli kokį nors, nežinau ką rengtis ir stresuoju. Būna toks, ta prasme, dėl tokio šūdo stresuot, o tau atrodo, taigi dėjom, čia taip svarbu, Nes, viskas labai aišku iš esmės. Nuo streso visos ligos, todėl, kad stresas tai yra nerimas, tai yra blogas miegas, tai yra, tu gali miegoti, kad ir 18 valandų, bet jeigu tu sapnuoji,
Tai koks čia miegas? Vis tiek nekokybiškas. Smegenys kaip dirbo, taip dirba. Nes ypatingai sėdimo darbą dirbantiems žmonėms, o dabar tokių daugybė, kurie neranda laiko, o kitaip tariant, tada vadinasi noro sportuoti, judėti ir panašiai, ar ne? Tai kūnui tokio kaip miego jo reikia, bet jis šiaip, ta prasme, jis sėdi ir guli. Tai jam judesio reikia, o smegenim reikia poilsio. Nes sėdimas darbas iš karto automatiškai indikuoja, kad darbas yra protinis. O smegenim pailsėt, geriausias poilsis yra miegas. Ne kas kito. Yra visokių dar dalykėlių, ar ne? Kas kam tinka, kam melatoninas, bet irgi norisi ir be vaistų, ir be papildų, ir be kažkokių papildomų kažko, tiesiog saldžiai sveikai miegoti. O dabar mes jau turim susižiūrėti ir matrasus, ir kaldrytės, ir pagalvytės, ir visa kita, ir kad langelis būtų praviras, arba ten viskas būtų šalta. Žodžiu, tiek visokių sąlygų vien išsimiegojimui. Kodėl? Todėl, kad mes, nors iš tikrųjų tos sąlygos jūs nieko nereiškia. Nieko. Jeigu tu gyveni ištisam strese, sekundėlę, tu stresuosi ir naktį per miegus, nes iš pasąmonės eina lauk visas tas ar ne? Kurį mes presuojam. Mes presuojam emocijas labai stipriai ir jas kaip į vakuuminį maišą dedam. O kai maišas jau perpildytas, orą ištraukiam, sugurdam į spintą, vėl iš naujo, bet į spintą nebegalinė. Ir tas toksai nerimas yra viena, ar ne? Yra žmonių anxiety. Yra žmonių, kurie jį jaučia. Ir nors ir maža dalis, bet kurie jaučia mažiau arba išvis nejaučia. Agora, stresas, tai nestresuojančių žmonių per savo gyvenimą aš esu sutikus 2. Kur matosi, kad nestresuoja ir nevaidina ir nesimaivo. Tai yra 2 žmonės. Per kiam metų. Ir tikrai sakau, kad pavyzdžiui, savo šeimoje neturiu nei vieno šeimoje, aplinkoje, tokio atsipūtusio žmogaus visiškai. O atsipūtęs žmogus, nestresuojantis žmogus yra tas, kuris nedaro problemos lygioj vietoj. Nes daugybė situacijų netgi labai, vertų atkreipti dėmesį, nesakau jau labai svarbių, bet vertų atkreipti dėmesį, jos gali būti su stresu ir be streso. Bet mes to nesam vėlgi mokomi nuo vaikystės. Nes aš vaikui savo pastoviai sakau, jis ten, mama, aš čia nusipirkau čarim barim kažką ir neveikia, dabar čia reiks skambint, grąžint čia kažką ir aš jau matau, jisai visas jau kulnais trankos, kas reiškia stresuoja, nervuojasi. Jisai jau ten vos ne už galvos susiėmęs, ir ko tu dabar stresuoji? Ko tu stresuoji? Ir kas dabar? Ar tu dabar stresuosi? Ir pasidarysi ir viską kaip reikia ir ką reikia, ar tu nestresuosi, ne? Ir taip turbūt sakydama, arba ten tu nerimausi ar nenerimausi, vis tiek bus tas pats, tik tai daug geriau, be nerimo, kaip ir be streso. Tai matyt, mokindama kitus, šitoj vietoj nesu batsiuvys be batų iš tikrųjų. Gal vietomis šiek tiek social yra, bet tai čia dėl PTSD, dėl to, dėl ko, apie ką sekanti knyga, čia topic for another day. Tai nors šiaip jis buvo tokia pastresuojantis vaikas nuo mažų dienų, viskas man kėlė stresą, nerimą, jaudulį, baimę ir visus tos bjaurius jausmus. Nes aš nesijaučiau galinti, pabrėšiu, man nieks taip nesakė ir nedavė suprasti, bet aš nesijaučiau galinti ateiti pas tėvus, pasakyti, kad mane kažkas neramina ar kad man kažkas atsitiko, o buvo visko. Aš nesijaučiau galinti klausinėti klausimų, kurie aš net nemokėjau, ką aš dabar kalbėdama, ką reiškia, čia dar gaunasi ir terapija su savim, tas podcastas tikrai stebuklas. Dabar klausdama garsiai,
aš dažnai, dabar aš labai daug klausinėjau klausimų ir įvardydama klausimą garsiai, aš labai dažnai randu atsakymą dar pašnekovui neatsakius. Bet kai tu esi vaikas ar paauglys ir tai yra tiesiog something that we don't do. Tiesiog buvo toks laikas, kad žmonės apie savo stresą, nerimą, jaudulį, baimę ir visas negatyv ar dar kažkaip tariant ne funny bunny emocijas ir jausmus nešnekėjo, o suaugę, ką aš gerdavosi, mušdavosi dar kažką tai, žodžiu, visokių buvo tų priemonių, o vaikai ir paaugliai tikrai tarpusavį kalbėdavom, bent jau mūsų šaikoj, bet irgi stengdavais tik tais apie gerą ir tik su savais saviausiais ten ir pačiausiais kažką labiau ir tai pasakai, papasakoji ir tada toks, nereikėjo. Dėl daugybės priežasčių. Nereikėjo, kad nepagalvotų, kad silpna, nereikėjo, kad paskui nepanaudotų prieš mane, nereikėjo. Tai mes gaunasi, tarkim, aš galiu kalbėti, realiai yra dėl to ir kalbu, tik apie save, ne, taip adekvačiai. Apie nieką kitą, apie kitus žmonės aš galiu tik tai spėlioti. Todėl tikrai, aš čia pagrinde kalbu visada apie savo patirtis, nes čia aš jau galiu kaip ir garantuoti už tai, kas yra ir kaip yra. Tai kas liečia tas pačias ligas, ar ne? Jeigu pasidomėt, kiek kokių ligų stiprina stresas, tai yra turbūt fiziškai neįmanoma perklausyti visko. Tiesiog, ta prasme, perskaityti, perklausyti, susižinot visko. Tiesiog, unreal. Esminis dalykas yra iš tikrųjų pagauti save tam, tokiam profound, giliam supratime. Pabūti ir pagauti save, kiek mes atiduodam jėgų. Šitą aš biškį pavardinsiu. Truputį, atleiskit. Kiek mes atiduodam sveikatos, nervų ląstelių, tarkuojam savo psichiką, eikvojam savo avatarą, savo kūną, savo dvasinį pasaulį, savo psichologinę, moralinę, emocinę sveikatą ir taip toliau. Kiek durnų sprendimų, kiek iš pradžių padariau, paskui pagalvojau ir visi iškart, tai čia ADHD simptomas, bet nebūtinai ADHD simptomas, kai tu labai stresuoji, tu gali sutikti eiti į kažkieno vestuves, nors tu tų žmonių pakęst negali. Ta prasme, ir tai yra, aš labai noriu tai vėl pabrėžti, tai yra cultural dalykas. Pastebėkit, kai mes žiūrim, sakykim, kokį nors ten hollywoodinį serialą, filmą, kažką, ir kalba telefonu ir rimtas pokalbis, ne šiaip ten apie nieką. Ir toks, kur kažkas kažką pamato, ir vietoj to, kad sakytų, matau, ten eina Petras, ten kažką. Ne, jie tiesiog sako, aš tau tu perskambinsiu ir padeda ragelį, and that's okay. O pas musgi dar reikia atsisveikinti, ten dar išlaižyti tą visą atsisveikinimą. Čia paaiškinu, kad dedu ragelį, nes čia Petrą pamačiau, tai dabar nežinau kaip elgtis, ar čia į krūmus dėti, ar čia eiti pasisveikinti, ar čia kur man čia be pasidėti. Ir taip toliau ir panašiai. Tai nuo streso visos ligos, posakį mes žinom, bet tai kodėl mes toliau stresuojam? Kodėl dalykai, kurie mums neša gerą, tai yra sveikai maitintis, kelia stresą. Nes žmonės nervina, kad reikia pirkti tam tikrus produktus, kad sveikai maitintis. Plus tai daug brangiau kainuoja. Ar ne? Mūsų erzina, nervina, kad mes turim sportuoti.
Tai čia vėlgi nenoriu. Nu, čia aš, aišku, kalbu ne už visus. Bet už didžiąją daugumą, ne? Turiu abonementą, bet nevaikštau, arba jeigu ir vaikštau, tai pykstu, kad reikia eit, nes nenori eit, nes pervargis ir taip toliau, prie to dar prieisim. Mytyba erzina, sportas erzina, miegas erzina, viskas erzina, absoliučiai. Kur nepasisuk, visur stresas. Tai gaunas, kad mes žinom, kaip durneliai, ta prasme. Mes žinom, kad nuo streso visus ligos. Žyla plaukai ir raukšlės ir visa kita, viską, kas moterims svarbu ar ne grožio. Ne tik moterim, ir vyram, lygiai tiek pat grožio prasme, sveiko proto prasme, sveiko kūno prasme ir visa kita. Bet mes vis tiek tai darom, o kas baisiausia sąmoningai. Sąmoningai ištisai einam, lekiam, griūnam, stojamės, vėl bėgam, vėl užkliūnam, ten paslystam, vos nenugriūnam, susimėtom, išsibarstom. Kas čia per gyvenimo tempai? Dabar visas pasaulis toks, tai ta prasme mes tiesiog bandom prisitaikyti. Bet, nežinau, ta prasme, aš nesakau, kad aš esu pavyzdys, kaip gyventi. No, atvirkščiai, galbūt netgi labai atvirkščiai. Bet kas liečia, aš dirbu labai daug, tikrai daug valandų, po darbų yra visokių kitų darbų. Atsirado podcastas, kuriam skiriama yra labai labai daug savęs ir meilės, ir laiko, ir visa kita, ar ne? Knygos taip toliau. Dar vis tiek norisi ir pakeliauti, ir norisi pailsėti, ir norisi visą ką, bet aš ir pailsiu. Aš dažnai labai sulaukiu dienos pabaigoj, to tokio, ar iš sūnaus, ar ten su mama susiskambinau, ar draugė paklausė, labai pavargai po dienos. Ne. Visiškai ne. Ir aš suprantu, kad aišku, tai labai didelę rolę groja tai, kad aš labai myliu savo darbą, bet ir tas faktas, kad aš darbe labai minimum stresuoju, stressful tas mano darbas, jis yra jo ir būna visokių momentų, bet kaip aš prisiminsiu, nes aš dirbu, kas mane žino, kad aš dirbau daug ir įvairių darbų ir kiek tu streso patiri ten dėl vienokių, kitokių, trečiokių, penktokių priežasčių, tai šito viso nėra ir didžioji dalis to, ko nėra, yra mano rankų darbas, nes aš tiesiog susiėmiau ir galvoju, ta prasme, man patinka gyventi, aš myliu gyvenimą, aš myliu savo darbą, aš myliu savo katinus, aš myliu keliauti, dievinu, iš vis ten ne tas žodis, apie sūnų ten nėra ką kalbėti, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta prasme, why would I savavališkai varyt savo tą vėžį, atsiprašant, bet to nuo streso labai dažnai atsiranda iš tikrųjų vėžinės onkologinės ligos. Ir nerimas ir panikos atakos ir visa kita, visa ką, viskas prisideda nuo streso. O stresas, jisai kyla dėl to, dažniausiai, net nedažniausiai, o iš tikrųjų visada. Nes mes nesusitvarkom su savo kasdienybė. Ir aš nesakau, kad nesusitvarkom, nes ten kažkas kažko nemoka, kitaip tariant, kažkas kažko nesugeba, ar dar kažkaip. Tiesiog nėra plano, tiesiog nėra laiko apskaičiavimo gebėjimo išvystyto, bet jeigu nėra laiko tėkmės apskaičiavimo išvystyto, yra toks dalykas kaip užrašai, planai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia jau ADHD, hebra visi ošia, atsirado. Ta, kuri su grafikais, bet taip, noriu, nenoriu, patinka man tai ar ne. Aš turiu savo discipliną, nes aš žinau iš tų visų ir žymių žmonių, kurie turi ADHD, kuriuos kalbina ir jie sako, aš turiu daug pinigų, bet kažkokios laimingos tos magiškos piliulės nėra, vis tiek, vienintelis vaistas su ADHD management
Tai yra disciplina. Discipliną aš turiu. Mane veža ją turėti, todėl kad aš turiu tikslų. Ar ne? Motyvacija, jau čia kaip nuotaika, o dėl ko aš vis kartoju, kad ta motyvacija tai toks, labai dažnai dabar tiesiog ateina žmonės ir aš labai neturiu motyvacijos. Tai tas pats, kas turėtų, nežinau, būt blogos nuotaikos, atsikelt net ko iš lovos, ar ne? Negali būti motyvuotas visą laiką. Bet jeigu tu turi tikslą ir laikaisi disciplinos, tai ir ta motyvacija bus ir viskas bus, ar ne? Bet mes linkę ant tiek stresuot, mes linkę ant tiek viską overthinkint, pergalvot, peranalizuot. Bet čia jau vėlgi aš labai noriu atskirti nerimą nuo streso. Nes nerimas tai yra vis tiek jau toks, tai yra kitka. O stresas tai toks, kur tu stresuoji, tu dėl visko stresuoji. Tu važiuoji į darbą, tarkim, automobiliu, tu sėdi, vairuoji, važiuoji į darbą, tu matai laiką, kad tu spėsi į tą darbą ir nepavėluosi, bet tu vis tiek stresuoji. Kodėl? Ir tokių pavyzdžių yra milijardai, ta prasme, milijardai, tiesiog. Ane? Sakykime, ta klasikinė situacija, kai mėgsta žmonės susigalvoto, kas būtų, jeigu būtų, ir sėdėti stresuoti iš vis lygioj vietoj. Labą dieną. Ir aš buvau viena iš tų žmonių, tikrai, labai labai daug metų, kur tiesiog iš lempos susigalvoju, dėl ko pastresuot. Sėdžiu, stresuoju iki negalėjimo ir juokinga, ir graudu. Ir tada pareina tokia realizacija, moterie, turim tai. Tai atsipalaiduokim. Visų pinigų mes neuždirbsim. Aš suprantu, kad vėlgi lengva ten kažkam sakyt, kažką sakyt ir visa kita, kažkam ir per 3 darbus tenka dirbti ir panašiai. Bet aš tikiu, kad aš turiu teisę sakyti šitus dalykus, nes aš be galo daug dirbu. Valandomis, pastangomis ir taip toliau, ar ne? Bet aš vis tiek randu laiko, nes aš turiu noro, žinot, kaip jis sakoma, ne? Kaip su paskambint, parašyt, atskambint, atrašyt. Visada yra, jeigu yra noras, bus ir laikas, ar ne? Tai čia tas pats, ir su meilė savo. Čia vėlgi. Žmogus gyvenantis pastoviam strese, tai yra žmogus, kuris nemyli savęs. Arba nesupranta, kas tas stresas. Aš turiu tokių pavyzdžių, kur moteris visą gyvenimą turėjo pulsą apie 100-110 ir galvojo, kad čia taip turi būti, nes nežinojo, kad yra tam tikros lubos ir 100-110 tai jau yra daug. Tai įsivaizduokit, tai yra stresas pastoviai, ištisai, kad ten visiems tiktų ir patiktų ir taip toliau. Čia yra įprotis. Įprotis, mes stebim tėvus savo vaikystėj, kad jiem, žinai, burba, pykstasi kažką tarpusavį, apsižodžiuoja kažką ir kad visko to esmė ir prasmė ir kaltė, vadinkim taip, yra stresas. Todėl, tarkim, aš sūnų nuo senovės auginu, kad su tuo tokiu devizu, ar ne, kad nestresuojam dėl nieko, kažkas sugedo, tai tik tai daiktas, gaila, aišku. Nesakau neliūdėt, nesakau presuot emocijų, tik sakau nestresuot. Nes jeigu visos problemos bus tokios, kaip ten dingo daiktas, ar lūžo daiktas, ar dar kažkas, tai viskas gerai tada. It's all good, we're good. Nes yra problemų tokių gyvenime, kur va ten, aš suprantu, aš nenoriu net įgarsint garsiai. Va ten aš įsivaizduoju, kad tikrai yra visiškai legit būti strese 24/7. Ir tai stengtis kažkaip irtis iš to. Čia apie rimtas ligas ir taip toliau, ir neišvengiamus momentus ir jo. Tai ką daryti?
Nu, vat, imti ir nustoti, nu, pasigilinkit, nu, pastebėkit save, nu, pabūkit savo, pašedavinkit save, paprašykit, kad jūs kažkas iš savų pašedavintų, pabūtų jūsų šešėlių, nežinau, antra pusė, nežinau, draugai, pažįstami, šeima. Tie patys vaikai, tą, ką turit šalia dažniausiai ir labiausiai ir galit tą paaiškint, kad ane, vat, galėtų pastebėti mane tiesiog labiau iš šono ir pasakyti man kas kartą, kai aš stresuoju. Ir jūs, apšalsit 3000 kartų, kad jūs kiekvienam žingsnį stresuojat. Ir aš buvau vienas iš tų žmonių ir vis dar užstresuoju ir kartais būna, kad toks, Sandra, turim tai, mes jau kaip ir šitą pravažiavom. Bet dar vis reikia priminti, todėl kad, tai dešimtmečiais tęsiasi. Dešimtmečiais. Tai man dabar kartais keista, aš jaučiuosi kartais kalta, čia dar dalykas, ties kurio reikia padirbėti. Kad aš po darbo išsidrebiu savo krėslę, pasileidžiu muziką, stebiu katinus, nežiūriu jokios social medijos, nieko neskrolinu, duodu savo laiko pailsėti, visiškai stress free, paskui išklausau visus voisus, perskaitau visus laiškus, kiek ten jau pagal jėgas, nes vis tiek jau būna po vidurnakčio, kam atsakau, kam ten daugiau, kam mažiau, kaip išeina, bet stengiuosi, ne? Bet esmė, ta prasme, viskas stress free. Aš žinau, kad jeigu aš ir neatsakysiu į tą laišką ir žmogus galbūt netgi parašęs laiške kažkur tarp eilučių, gal ir tiesiogiai, kad labai lauksiu atsakymą, bet jeigu aš esu be jėgų, aš esu išsekus, pavargus, tai ar negeriau, kad aš atrašysiu rytoj, bet tas laiškas bus kokybiškas, tas atsakymas bus kokybiškas. Ypač dabar, kai galima net į mailus atreaguoti, kad iš serijos aš perskaičiau, ar ne? O jeigu aš kažkokią reakciją uždedu, vadinasi, faktas, kad aš atsakysiu, ar ne? Tai ką jau šnekėt, kai atsitinka kažkokie ten, nežinau, rimtesni dalykai, bet vėlgi rodau kabutės, ten vaikas susirgo, peršalo. Dėl dievų ir dėl galaktikos meilės, ta prasme. Suprantu ir temperatūra, ir negera, ir gerklė, ir kosulys, ir nosis, bet hebra. Žinomgi, kas yra tikros problemos, kas liečia sveikatą, o nei vienas žmogus nenugyveno gyvenimo nesirgęs, nei vienas vaikas neužaugo nesirgdamas, ar ne? Ir stresuoti, arba dėl tų primetamų dalykų, šitą dar palies kaip noriu. Tokia atrodo viskas gerai, viskas tvarkoj. Ir tada tu atsidarai telefoną, šiandien man buvo vienas toks momentas, bet aš labai greit save pagavau, labai, dėl ko labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, nes tikrai prieš kokius 3 metus tai verkčiau krokodilo ašarom. Kad sakau, jokio aš čia streso neįsileisiu. Bet toks pinch buvo, bet aš manau, kad jis būtų bet kam tokioje situacijoje, o nieko pakeisti aš negaliu. Tai ir kažkaip, hebryte, mes dabar gyvenam, kaip jau ir esu minėjus, pačiam nepatogiausiam žmogui pasaulyje, ar ne? Nepritaikytas tiems, kas finansiškai nestabilus. Pasaulis nepritaikytas autistams, ADHD ar bet kam, kas yra on the spectrum, ar į tą pačią klasifikaciją vis dar įdedu ir BPD žmonės, ar ne, ir panašiai. Kai tuo tarpu, vėlgi, kas ir, manau, yra, jeigu čia toks nedarimas, tai yra overdoinimas, kad nerimas ir depresija pas kas antrą, ar ne? Todėl, kad tiesiog mano akim, aš labai atsiprašau, mėly medikai, ta prasme, hebra tiesiog tingi gilins. Nes Zoloftas dabar eina į trasą tik tai taip, o kaip visi mes žinom, Zoloftas yra vaistas nuo visų ligų. Jis padeda gerai, viskas labai gerai, nieko nesakau.
Bet kitą kartą nesuprantu, kodėl žmogui, kuriam visiškai kitas medikamentas tiktų ir daug geriau padarytų ir daug mažiau žalos pridarytų, vis tiek yra išrašomas Zoloftas. Nu, bet anyway. Ir atrodo, nu ir kaip išmokti gyventi be to streso. Išmokimo būdu. Išmokimo būdu dresuokit save. Jeigu mes turim laiko, noro, pinigų vežti savo šunis ir juos dresuoti, duoti letenėlę. Aš turiu apie tai savo nuomonę, bet nesvarbu. Ten, nežinau, paloti, pagulėti, pasivartyti. Kai kurie ir katinus dresuoja, meino meškinai dresuotini pas mane, tai, jie šiaip supranta dalykus, bet kad aš čia kažką dresuočiau. Norėčiau aš pasižiūrėti, kaip žmogus reaguotų, jeigu jį pradėtų dresuoti, prašyti atsigult, letenytę paduot, palot, pamiauksėt. Bet anyway, esminis dalykas viso šito podcast'o ir 1000 kartų mano pakartojimo žodžio stresas, tai yra, kad stresas yra pasekmė. O pasekmė ko? Mes turim atrasti, mes savo tai esam skolingi. Rašom journals. Rašom punktus, kas man nepatinka mano gyvenime ir atsirušiuojam, ar aš galiu šitai pakeisti? Galiu, keičiu. Ar aš galiu šito pakeisti? Negaliu. Palieku ramybėje ir žiūriu, kas bus. Bet be streso. Atrodo kaip, jeigu aš dabar nežinioj, o nežinia man varo stresą didžiulį. Vadinasi, reikia padirbti su nežinia. Padirbti su nežinia ir kas reiškia, kad jeigu žmogus netoleruoja nežinios, tai žmogus netoleruoja ir spontaniškumo dažniausiai, ar ne? Kas gali būti tiek autistiška, tiek tiesiog. Žmogus toks yra, auklėjimas, vėlgi vaikystė, N+K kitų dalykų. Bet visko galima išmokti. Tam tikram lygmenį, tam tikram visaką, bet galima išmokti. Bet jeigu mes nenustosim šitaip stresuoti, ir taip jau tas mirštamumas taip metais tik tai žemėja. Ligos, jeigu kažkada būdavo ten, tarkim, tokia tai liga kažkur palei 5 jau reikia būti atsargiam. Ar ten palei 7, tai dabar jau palei 5, jeigu palei 5, tai dabar jau palei 3. Ir taip toliau, ta prasme, krūviai iš visų pusių, darbo krūviai, mokslo krūviai, studijų krūviai. What's with that? Ta prasme, kam sukelti psichiatrinės ligoninės perpildytos mūsų šalyje. Ir vėl grįžtu prie mūsų šalyje, nes taip, Lietuvoje yra daug dalykų blogai. Sistema yra Ir stresas yra liktai, aš pavyzdį labai tokį banalų pasakysiu, ne? Ir atskrendu aš į Briuselį, sėdu į Boltą, Uberį, kažką. Ir aš staigiai, greitai, lėkte. Čia lagaminą įmetu, jeigu aš iš visų savim turiu į bagažinę. Tai čia toliai eit nereikia, tas pas buvo ir Druskininkuose, bet aš noriu vis tiek paminėti kitas šalis, nes, žolė žalesnė, ten, kur mūsų nėra, visur geriau, kur mūsų nėra. Kas liečia Lietuvą, visur geriau, kur mūsų nėra ir šitoj temoj, šita tematika taipogi. Ir aš viską skubu daryti ir tas vairuotojas toks, o kodėl jūs labai skubot, jūs kažkur labai vėluojat? Sakau, ne, pas mus nepriimta, čia krapštytis greitai, įmetei lagaminą, čia vaisėdai, duris uždarei, netrankydamas ir prisisegi ir važiuoji. Taip toks, prisisekti viskas okei, jo, kad gerbėt mūsų laiką labai faina, bet tai nereikia šitaip iš kailio jau nertis, kad net etiketė matosi, ar ne? Ir aš tiek kartų esu šitą patyrus ir tada tu grįžti į Lietuvą, tu parskrendi į Lietuvą, tu išeini iš oro uosto,
Tu išsikvieti Uberį ar ten Boltą ar Yandeksą ar whatever, kas ten dabar naudojama dar, forusai visi. Jis privažiuoja ten, kur galima, aikštelė dabar yra padaryta. Jis sustos nors nei vienos nėra užimtos vietos, atsistos toliausiai, kad tau reikėtų trenktis po skrydžio, pavargusiam, ane. Atsidarysi dar pats bagažinę, nes žmogus, kodėl jis turėtų išlipti, ta prasme, nes, jisgi atvažiavo į oro uostą žmogaus susirinkti. Jeigu turi, sorry už sarkazmą, bet čia kitaip neišeina, turi lagaminą, tai pats jį ir pasidėk į tą bagažinę, ar ne? Ir atsisėdi, labas vakaras, tyla. Nors tu pasižiūri ten, kokia kalba šneka, ir ta pačia kalba šneki, labas vakaras, tyla. Važiuoju, tai sakau, mano visiškas džiaugsmas yra, kad aš sąlyginai netoli oro uosto gyvenu. Tai nereikia ilgai toj muziką paima, paleidžia viso garso, kai aš atskridau ten, tarkim, 1:30 nakties. Ir tai jau ten akyse zvimbia, akyse plaukia ir taip toliau. Ir tu atvažiuoji kažkur netgi kitą tiesiog Lietuvos miestą ir tai jau viskas lėčiau, ramiau. O visose kitose šalyse tai jie išvis nesupranta, tai tu moki pinigus ir nemažus pinigus, pas mus gal pigiau, bet tai irgi vėlgi ne kliento kaltė. Ir tave atitinkamais būdais taip išmuštruoja ir tas muštravimas jis yra viskame. Jis yra viskame, kaip tu turi kreiptis į mokytoją, kaip tu turi kreiptis į dėstytoją. Aš nesakau, kad neturi būti pagarbos, bet tas yra pas mus dar nuo sovietinių tų fucking laikų yra tas neskirimas baimės nuo pagarbos. Nežinau, kiek jūsų prisimenat, ar žinot, ar jums čia bus nauja, ar senas geras, ne, tas posakis, kad gerbė, bijo vadinas gerbė, ne? Argi teisingai. Argi teisingai. O žmogus iš baimės, iš streso, kad tuoj čia prasidės kažkokie bauvimai, davai greičiau, kažkas. Lekia, bėga, žodžiu, verčias per galvą visaip kaip. Tas pats yra darbuose, tas pats yra moksluose, tas pats yra santykiuose, tas pats yra viskame kame. Ir viskas yra jūsų rankose. Ta prasme, aš tikrai jums čia magijos jokios neturiu, burtų lazdelės jokios neturiu. Nestresuoti išmokstama nestresavimo būdu. Būkit čia ir dabar. Aš dar nebuvo podcast'o, kur tai bent kartą nebūtų paminėta. Kai tu esi čia ir dabar, mindfulness, taip? Sąmoningumas, įsižeminimas. Kai tu esi čia ir dabar, tu jauti save ir tu įpranti su kiekviena diena jaust save vis geriau ir geriau. Ir kai tu jauti save, tu gali save, aš naudoju tą žodį dresuot, ar ne, tiesiog pagaut ant to, kad nesąmonę darai ir sustabdyt ir keist, ar ne. Kaip ir kažkiek prie to prisideda, sakykime, kognityvinė terapija, bet kognityvinė toli gražu ne visiems tinka, čia irgi toks labai klausimas, nežinau, vertas pamastymų ir sprendimas vertas pamastymų, ar ne, rinktis ar nesirinkti. Tai viskas mūsų rankose, viskas mūsų galvose. Sakau, man tas posakis, don't take your life too seriously. Don't take life too seriously in general. Viskam. Don't stress. Stress-free gyvenimas, absoliučiai. Kad ir kiek būtų pabaisų visokių už lango, ar tu stresuosi ar ne, tos pabaisos, tai jos niekur nedings čia o kiek nukentės tavo sveikata, aplinkinių nuotaika, sveikata ir iš viskas, ne? Nes tikrai labai gaila girdėti, kai klientai pasakoja, kad grįžau namo, vėl perpykęs, pervargęs po darbo, nes ten kažkas kažką pasakė, nes vėlgi ribos negerbiamos yra.
ir vadovas ten įsivaizduoja, kad gali šnekėti su savo komandos nariais, kaip su kokiais tarnais ar pavaldiniais. Ir tas stresas, į ką jis čenelinamas yra. Į vyrą, į žmoną, į vaikus, mylimiausius žmonės. Tada kyla įtampa vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą namuose, ar ne? Ir tada tvyro amžinas stresas. Net naktį. Net katinai jaučia, kaip aš sakau. Ar ne? Ir bijo, vadinas, gerbia, ne. Stresuoti dėl visko ir vis tiek daryti, arba net dar baisiau tai nedaryti, o pasiduoti streso įtakai. Kai jūsgi žinot, kas tai yra visiškas briedas, kurį mes iš kartos į kartą perduodam savo vaikams, kurį mes iš energetinio lauko į energetinį lauką perduodam viens kitam, kur mes bebūtumėm ir taip toliau, ar ne? Tai reiškia, kad tai yra mūsų pasirinkimas vėlgi. Tai jeigu mes pasirenkam stresuot, tada neverta iš vis kalbėti tema, kad nuo streso visos ligos. Nes aš noriu paaiškinti visus šitus posakius, ar ne? Ne tai, kad paaiškintų, o tiesiog išplėst ir kad ir kiek truktų jo prisibelst prie jūsų, kiek tik įmanoma, ne prie ko galbūt labiau, prie ko mažiau, nes atrodo, kaip yra žmonių, kuriems atrodo, kad gyvenimas be streso iš vis nėra įmanomas, ar ne? Aš nešneku apie sveiką stresą, aš nešneku apie išėjimą iš komforto zonos, ta prasme, čia kiti dalykai. Aš apie tą stresą, kuris yra nereikalingas, kurį mes einam išmetam, į šiukšlinę, į konteinerį ir neinam, netikrinam, kaip ten sekasi konteinerį to mūsų šiukšliam. Taškas. Ar ne? Aš rimtai sakau, jeigu aš sugebėjau, vadinasi, bet kas gali sugebėti. Čia visiškai absoliučiai nuoširdžiai sakau. Nes man stresuoti buvo, aš įsivaizdavau, kad visi taip gyvena. Kada nors ir prie to prieisim. Kaip aš čia nusiridenau, iki kur esu dabar. Taigi labai tikiuosi, kad pagaunat vis tik tai tą sequence mano podcast'o, ar ne? Kad žmogus, kuris nemyli savęs, automatiškai gyvena strese. Į tai galima labai giliai pasinerti. Arba tiesiog, logiška, ar ne? Aš nemyliu savęs, aš negerbiu savęs. Tai aš stresuoju dėl visko ir dėl visų. Ribų brėžt nemoku. Nei savo, nei kitiems stresuoju. Turiu problemų su nerimu, nerimauju, jaudinuos, nesuprantu, kas yra nerimas. Tai visų pirma, nerimo katalizatorius yra stresas. Stresas yra katalizatorius nerimo, nerimas yra katalizatorius panikos, pasimetimo, daugybės baisių, tamsių dalykų, kurie priveda prie įvairiausios savižalos. Tai nepamirškim, kad vis tik tai viskas yra susiję tarpusavį. Mano kontaktai yra visur. E-mailas, telefono numeris ir viskas, ko tik reikia, yra all over the internet. Įsiveskit Sandra Merula. Ir jeigu reikia kažkokio patarimo, kažkokio guidance, bet kada galit tikrai rašyti, skambint ir nebūtinai užsirašyti, tai nėra kažkoks hintas, kad sesijos, ar ne? Pasakysiu gal labai, ir vėlgi, ne, toksai santūrumas tas lietuviškai, pasakysiu gal labai kaip pasikėlus. Ne, pasakysiu taip, kaip sako daugybė specialistų, man klientų netrūksta. Ir aš darau, ką darau iš to, kad aš noriu padėti daugiau žmonių.
Nes jeigu aš pažiūriu, kad pavyzdžiui, PVZ visiškai iš oro, ne, mano podcastą per savaitę perklausė 100 žmonių, bet per savaitę aš pati galiu apriepti max 50 žmonių. Gyvai ar nuotoliniu, bet ta prasme, va taip, one on one, ar ne? Tai jau gaunasi 50 one on one ir dar 100 kažką pasisėmė iš podcast'o. Tai man yra tas, taip, nėra jokio selfless deed, ne? Viską, ką mes darom gyvenime yra savanaudiška. Ir ką aš gaunu iš podcast'ų, tai yra didžiulį džiaugsmą, kad aš jums galiu kažkuo padėti, be finansinio klausimo, be laiko rėmų, kada čia rytoj 3, ne, ten ir panašiai. Daugelis sako, kad ir ne po kartą, ir ne po 2, ir ne po 5 klauso, ar ne? Ir pabaigai, po skriptum, ar ne? Nuo streso visos ligos. Todėl, kad stresas ir yra visų ligų pradžia. Tai jeigu mes nenorim sirgt, norim gyventi ilgai ir laimingai, norim gerai atrodyti, gerai jaustis, svarbiausia gerai jaustis, norim visko to, ko norim. Tai kodėl mes patys save nuodijam dalykų, kurio net nereikia nei valgyt, nei gert, nei susipilt, nei susisusit. Tiesiog, ar ne? Matot, kad nesigauna patiem, esat HSP, hypersensitive personality, labai jautrus, kreipkitės pas specialistus, medituokit, skaitykit knygas, išeikit iš to 98% žmonių kiekio populiacijos pasaulio, viso pasaulio hebra, kurie trumpina savo gyvenimą 10-mečiais dėl streso. Gerai? Pabandom? Ačiū labai, galėčiau dar kalbėti. Su jumis buvo Merula Daug kalba. Ir susigirdėsim, susikukuosim kitą šeštadienį. Šį kartą nesakysiu, kokia bus tema, nes dar ir dvejoju, ir abejoju, ir tuo pačiu nežinau, kaip dėl to jaustis. Ir, žodžiu, savaitė parodys. The universe will correct all wrongs. Ir jeigu kažkuris iš mano topikų yra wrong, the universe will correct it. Tai ačiū labai, geros jums savaitės. Ir jeigu tik ko reikės, kaip jau ir minėjau, kontaktai all over the place. Myliu, apkabinu, iki kito šeštadienio.